Maltiečių sriubos akcijai jau 20 metų. 20 tylių, bet labai tikrų meilės artimui metų. Tai ne tik kalėdiniai apsilankymai su karšta sriuba. Tai 20 metų nuolatinio nesumeluoto rūpesčio ir dėmesio tiems, kuriems labiausiai jo trūksta. Rūpesčio tais, kurie sulaukia garbaus amžiaus, yra vieniši. Tiems seneliams maltiečiai yra vieninteliai, kurie pas juos ateina. Ačiū. Iš tikrųjų, žmonės laukia, žmonės žino savo dieną, žino savo laiką, kada pasirodys maltietiška mašina, kada mes susitiksim, kada atvešim sriubą. Tame pačiame Simne prieš keletą metų aplankėme 2 vienišus senelius, kurie patvirtino, kaip jų gyvenimas pasikeitė, kai juos pradėjo lankyti maltiečiai. Močiutė Aldutei tuomet buvo lygiai 90, buvusi mokytoja. Visame šiame dideliame name savo butelėje gyveno viena. Buvo pilnas namas žmonių, tai buvo gerai labai. O paskui dabar iškirko žmonės, tai liko viena visam name. Žiemą sumokėjus už komunalinės paslaugas ir vaistus, iš jos pensijos maistui nelikdavo nei 100 eurų. Ir pripažino, kaip kokią paslaptį, jog gavusi pensiją visada eidavo į parduotuvę. Bent pažiūrėti į saldumynų skyrių. Žinau, kitokių dėžėse tartukų būna, tai noriu. Tai va dabar, kai gavau pensiją, tai sakau, pirksiu vis tiek. Tai vieną nusipirkau, žinokit, ir parsinešiau. Antanas jaunesnis. Gyveno vienas su 3 šuniukais. Buvęs liaudies teatro aktorius, muzikantas. Didžiavosi scenoje vaidinęs žaldoką. Pusiau tokį humorą padarydavau. Buvęs liaudies teatro aktorius ir muzikantas niekada neturėjo savo vaikų ir šeimos. Tada gavęs tiek dėmesio, šilumos, dovanų iš jaunųjų Simno maltiečių susigraudino. Rimtai, tu apsiverpsi. Pratus manęs, ne. Opa. Po tos transliacijos atsirado gerų žmonių, kurie skyrė lėšų Antano namelio remontui. Tad visus remonto darbus atliko tie patys jaunieji Simno maltiečiai. Vaikai pakeitė langus, apšiltino namą iš vidaus, išlygino sienas, jas nudažė. Pats Antanas juokavo, kad po remonto ir jis pats nušvito. Tuomet mums atvažiavus norėjo padėkoti visiems aukojusiems Lietuvos žmonėms. Lietuvos žmonės, kurie man padėjo, ačiū. Iš tiesų, maltiečiai vienišiems senoliams atneša ne vien tik maistą. Jie atneša viltį, kad rytojus gali būti šiek tiek šiltesnis. Kad kažkas pasibels į duris ne iš pareigos, o iš žmogiško noro būti šalia. Tuomet ir vienišas senolis žino, jis nėra pamirštas. 1415 10 eurų. 1495 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai. Informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.